krūtinės plėšimas su diafragminiu kvėpavimu. Atsigulam ant suoliuko, užkeliam kojas, pasukam uodegikaulį po savim, įkvepiam per nosį ir atsidarinėjam į šalis. Tuomet pačiame dugne pasiekiam amplitudės ribą, iškvepinėjame. Būdami toje pozicijoje per nosį dar kartelį įkvėpinėjame ir su iškvėpimu vientisai grąžiname rankas atgal. Antrasis veiksmas buvo rankų iškelimas aukštyn, tai yra viršutinė mentės rotacija ir apatinė mentės rotacija. Bekeliant rankas į viršų, visų pirma stengiamės rankomis stumti pirmyn, tarsi siektume kažką priešais mus. Laikome pečius nuleistus visada žemyn, laikydami mentės plokščias palei nugarą pagal galinius šonkulius. Trečiasis mankštos veiksmas buvo vidinė ir išorinė rotacija, pradedant nuo apačios, periname į išorinę žastikaulių rotaciją. Pagrindinė esmė yra šio veiksmo, tai yra skatinti raumenis aplinkui mentę. Pirmasis jėgos veiksmas buvo atsispaudimai lygiagretėse, atlikau pradžiai su savo kūno svoriu atsispaudimus ir po to perėjau iš karto prie neutralaus paėmimo prisitraukimo. Čia stengiuosi laikyti uodegikaulį pasuktą po savim, šonkulius nuleistus ir traukiu iki pat viršaus, kad mentė pasisuktų pilnai. Tuomet paimu didesnį svorį su 20 papildomų kilogramų gira ir atlieku jau pirmąją, pavadinkim, darbinę seriją, po kurios pereinu vėl prie tų pačių pritraukimų, kur būtinai stengiuosi bent jau pirmąjį ir antrąjį pakartojimą atlikti taip pat iki pat galo. Po to amplitudė aišku mažėja, bet viskas su tom yra ok. Maksimaliai darbinė serija, tai yra dirbu su papildomais 40 kg, užsidėjęs 2 giras po 20, atlieku, man atrodo, 5 atsispaudimus lygiagretėse ir pereinu prie prisitraukimų. Ir va šitai pabaigiu savo kūno svorio bazinius pratimus. Shout out my clip. It's your turn. Throw the dice. Nothing nice, but your lies. Figure on 65. That's the mark. Tuomet pabaigiu visą treniruotę su hantelių spaudimų kampu. Kai darau šitą pratimą, stengiuosi apšilti ir tada perinu prie vienos arba dviejų, galbūt, jeigu labai puikiai jaučiuos, 3 darbinių serijų. Šiandien atlikau tik 2 darbinės serijas. Šitame įraše matome paskutinę. Dažniausiai pakeliu suoliuką 30 laipsnių kampu. Būtinai po galvą pasidedu pagalvėlę, kad išlaikyti kaklą ir kaklinius lankstelius, tai yra cervical spine, neutraliai, gražiai sudėtus į savo padėtį. Šitaip mano galva yra išilgėjusi ir kompresija neperina ten, kur neturi.